Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, mes prašome, kad Tu mums kalbėtum ir ugdytum mus, kai mes skaitom Tavo žodį, kad visą tai, ką skaitome, ką bandome suprasti, kad tarnautų ugdymui, padrasinimui, statydinimui, kad mes taptume augesni, brandesni, labiau pažintume Kristų ir patys būtume labiau subrendę. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Galit prisėsti visi. Šiandien klausėm teksto, bet pasirodo, aš greičiausiai ne tą skyrių nusinčiu Jurgai ir jinai paskaitė ne tą skyrių, ne tą ištrauką, kurią turėjo paskaityti. Tai aš paskaitysiu tą, iš kurios ir pamokslausiu, gerai? 4 skyrius visgi. Taigi, kiekvienam iš mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos saiką, todėl sakoma, pakilęs aukštyn nusivedė belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Ką reiškia jis pakilo, jei ne tai, kad jis pirmai ir nusileido žemesnėse žemės vietas, tas, kuris nužengė, yra ir tas, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visą pripildytų, ir jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų šventosios tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui. Kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko, kad daugiau nebebūtume kūdikiai, siūbuojami bangų ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo, žmonių apgaulės, gudrumo vedančio į paklydimą, bet kalbėdami tiesą su meile, augtume viskuo į jį, kuris yra galva Kristus. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių, pagal savo saiką veikiant kiekvienai daliai, auga, kad ugdytų save meilėje. Taigi šitą ištrauką, kurią mes šiandien bandysime įsigilinti ir pasižiūrėti, kągi jinai mus moko. Šį laiką, šį mėnesį po Velykų mes ketiname skirti tokiai apžvalgai, pažiūrėjimui, ką bažnyčia daro. Ir praeitą sekmadienį mes kalbėjome ir skaitėme tekstą iš 2 skyriaus. Bažnyčia, kaip girdėjome ir matėme, yra Dievo sumanymas, Kristaus projektas, naujos kūrinijos pradžia. Ir kiekvienas, kas patikėjo Jėzų Kristų, yra kviečiamas būti tos bendruomenės dalim, bažnyčios dalim. Dievo žodis moko, krikščionybė skelbia, kad nėra kito būdo, kaip galėtume sekti paskui Jėzų Kristų, apart tik vienas – buvimas vietinės bažnyčios dalim. Ne tik žinoti, kur yra bažnyčia, ne tik tai karts nuo karto apsilankyti joje, ar būti tokiu dažnesniu lankytoju, bet būti aktyviu, įsitraukusiu bažnyčios nariu. Tai yra būdas ir kelias, kuriuo Dievas nori mus brandinti. Tuomet mes klausom Dievo žodžio, tuomet paklūstame Dievo žodžiui, tuomet vadovaujamės Dievo žodžiu. Ir taip Dievas mus brandina, taip Kristaus mokinystė mumise įvyksta. Taigi 2 skyriuje mes matėme, kad yra 3 metaforos ir praeitą kartą mes apie jas kalbėjome, kaip Paulius įvardina bažnyčią. Pirmas dalykas – karalystė, patikėję Jėzų, mes tampame dangaus piliečiais. Ta pat akimirka, mes tampame dangaus piliečiais. Mes tampame Dievo šeimos nariais, nes antroji metafora yra šeima, Dievo bažnyčia yra jo šeima. Mes ne tik tampame piliečiais, mes atgimstame iš aukštybių patikėję Jėzų Kristų ir tokiu būdu mes tampame Dievo sūnumis ir Dievo dukromis, dar tampresni ryšiai ir saitai. Ir galiausiai 3 metafora buvo šventykla, tai kad Dievas nori gyventi mumyse, gyventi mūsų tarpe, tarytum šventyklai, tarytum gyvoj šventyklai. Ta šventykla susidaro iš akmenų, gyvųjų akmenų. Tu ir aš, kiekvienas, kas patikėjo Jėzų Kristų, tampame tais gyvaisiais akmenimis, tomis plytomis, iš kurių statoma dvasinė šventykla. Ir kai mes klausome Kristaus, kai paklūstame Kristui, kai sekame paskui jį, kai bandome gyventi pagal jo žodį, kai leidžiame, kad Dievas įgalintų mus per šventąją dvasią gyventi taip, kaip jam patinka, Dievas pripildo tą šventyklą. Dievas būna apreiškiamas mūsų gyvenime. Taigi, mums vis tiek kyla tokie klausimai, kaip ta pati bažnyčia turi funkcionuoti, kaip jinai
kodėl jin gyvuoja, kokiu tikslu statoma, ką veikia bažnyčia, kokie jos pagrindiniai tikslai. Mes galim galvoti, kad bažnyčia turi stovėti kiekviename miestelėje, aukštų bokštų pastatyta, kad kryžius matytųsi kiekviename kaime, mieste ir miestelėje. Kažkas stato pastatus, kažkas perka pastatus, pririnkti krūvas naivių žmonių galbūt, daryti įspūdį kitiems, būti tokia vangiai veikiančia labdaros organizacija, ar galbūt būti tokia keista vieta, kuri teikia paslaugas vestuvėms, krikštynams ir laidotuvėms. Gal tam skirta bažnyčia? Panašiom metaforom aš gal supratau bažnyčią ir man atrodė, kad tokiu tikslu jinai egzistuoja. Būti keistų žmonių susirinkimo vieta. Bet vėlgi mums kyla klausimai, ką Dievo žodis kalba, ką bažnyčia turi daryti, kai mes tikintieji jau suprantam, Dievas mane pašaukė, Kristus mane traukia, aš noriu būti su kitais tikinčiaisiais. Taigi, kągi susirinkę mes turim daryti, koks mūsų susirinkimo, koks mūsų bendro buvimo tikslas ir uždavinys, ką mes darome, ką mes čia veikiame. Ir mes galėtumėm pasakyti, kad jokių būdų ne pastatai, ne kažkokie tai labdaringi veikimai yra mūsų buvimo tikslas, ne surinkti minias žmonių, bet mūsų tikslas yra, kad tie, kas įtikėjom Jėzų Kristų, pradėtumėm sekti paskui jį. Bažnyčiai viešpats, tiems, kurie patikėjo jį, Jėzų Kristų, kiekvienam iš jų, tam susirinkimui ir kiekvienam atskirai asmeniui, viešpats duoda dvasinių dovanų, tarnystės dovanų, kurių tikslas, kad būtų išugdytas kiekvienas tikintysis, kad visa bažnyčia augtų, kad bręstų, kad keistusi. Kaip Paulius paskui rašys 5 skyriuje pabaigoje, kad bažnyčia būtų be raukšlės ir dėmės, kad bažnyčia būtų ugdoma, statydinama, kad pati bažnyčia būtų brandi kaip Jėzus, kad yra brandus. Taigi bažnyčia ne tik susirinkimo gerų jausmų vieta, kur mes susirenkam, patiriam gerus jausmus, ypatingai kai gieda kažkokia man malonė giesmė, kai man patinka rašto vieta, kurią mes skaitome, ar patinka žmonės, kurie šį kartą tie geri atsisėda šalia manęs, netrikdo manęs. Bet bažnyčia yra pasikeitimo, transformacijos vieta, ugdymo, lavinimo vieta. Bažnyčia nėra tradicijų saugojimo vieta, ne stagnacijos vieta, ne muziejus, bet radikalių, nuoseklių, tikslingų pokyčių vieta. Bažnyčia yra Kristaus mokykla. Ir ji nėra tradicinė mokykla, kur yra mokytojas ir mokiniai. Jėzus pasakė, jūs turėsite vieną mokytoją, visi būsit mokiniai. Jo sumanimu, kad bažnyčia yra tokia mokykla, kai mes turime skirtingas dovanas, bet kiekvienas veikiame ir kaip mokytojas, ir kaip mokinys. Kiekvienas turim savo dovaną, savo gebėjimą paveikti vienas kitą ir tuo pat metu mokomės ir tuo pat metu mokome kitus žmonės. Vieni kitiems darome poveikį. Jo sumanimu, Dievo sumanimu, jo noras ir troškimas, Dievo valia, kad tas poveikis, kurį mes darome vieni kitiems, būtų ugdantis ir statydinantis, o ne tik šiaip erzinantis ir piktinantis. Taigi, pradėkime nuo šito dalyko, kad 7-8 eilutėje apaštalas rašo tokį dalyką, kad kiekvienam iš mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos saiką, todėl sakoma, pakilęs aukštyn nusivedė belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Taigi žiūrėkit, kartoju, kiekvienas žmogus, kas patikėjo Jėzų Kristų, atgimė iš aukšto, turi dvasinę dovaną kitų ugdymui. Dievas jam duoda dovaną. Viešpats duoda kiekvienam žmogui, kuris įtikėjo Jėzų Kristų dovaną. Dievo surėdimas, kad kiekvienas jo vaikas, kiekvienas jo sūnus, kiekviena jo dukra, kuri gimsta jo namuose, turėtų dovaną, kurią galėtų pasitarnauti visų kitų labui ir ugdymui. Toks jo sumanimas, tokia jo valia. Kaip ir sakiau, bažnyčia yra kaip mokykla.
bet netradicinė. Nėra taip, kad ugdymas vyksta tik tuomet, kai pastorius atsistoja ir skaito rašto vietą ir sako pamokslą. Pamokslas labai svarbus biblinis instrumentas. Mes skaitėme, kad Jėzus pamokslavo, prieš jį pamokslavo pranašai, daugybė pamokslininkų, jo apaštalai, Jėzaus apaštalai pamokslavo minioms tam, kad įtikintų, kad Jėzus yra viešpats, pamokslavo bažnyčiai, kad bažnyčia ugdytų. Pamokslas yra Dievo duotas instrumentas, kuris gali ugdyti bažnyčią, kuris gali uždegti, turtinti ir visai kaip ugdyti tikinčiuosius. Ir tai svarbus momentas. Bet Dievas turi daugybę kitų dovanų ir instrumentų, kaip jisai ugdo bažnyčią. Ne tik per pamokslą. Mes nenumenkinam pamokslo galios, bet mes nesakom, kad tik tai pamokslas, tik pamokymas daro poveikį bažnyčiai. Viskas daro poveikį bažnyčiai. Pavyzdžiui, kaip tu augini vaikus, būdamas tikintysis. Tu darai poveikį savo vaikams. Tiesioginė žodžio prasme. Ar tu tinkamai ugdai, dievotai ugdai, formuoji charakterį, augini gerą žmogų, klusnų krikščionį, ar atvirkščiai, leidi formuotis tam, kas gausis. Paleiskim ir paskui žiūrėkim po kurio laiko, kas ten gavosi. Iš to vietoj tu formuoji patį vaiką ir taip pat tu ugdai bažnyčią, gerai arba blogai, tu rodai pavyzdį. Kokie mūsų santykiai tarpusavy, kaip aš elgiuosi su kitais žmonėmis, kaip aš elgiuosi bažnyčiai. Ne tik kaip pastorius elgesi, ar pastorienė kaip elgesi, bet kaip kiekvienas iš mūsų elgiamės bažnyčiai. Atėjęs žmogus į bažnyčią, mato mūsų elgesį ir iš to sprendžia, kokie mes esame mokiniai, sprendžia iš to, kaip mes suprantame ir pažįstame Kristų. Ir galvo, žiūrėk, jeigu krikščionis leidžia savo tai reiškia, viskas gerai. Arba sako, žiūrėk, krikščionis šitaip elgesi. Tai reiškia, kalba, kad jie išties ne tik kalba, bet ir elgesi atitinkamai. Kaip mes elgiamės darbe, kaip mes atliekame darbinės užduotis ir taip toliau ir panašiai. Ar pagaunat mintį? Ir čia gaunasi toks dalykas, kad ne vienas žmogus bažnyčioje ugdo bažnyčią. Ne, 3-5 žmonės, ne taryba, bet kiekvienas esam tas ugdytojas, kiekvienas esame tas gyvasis akmuo, kuris darom poveikį kitam gyvam akmeniui. Ar pašaliečiui, kuris ateina ir žiūri į mus iš šalies. Taigi viešpats turi daugybę pačių įvairiausių dovanų, kurias naudoja bažnyčios ugdymui ir statymui. Jis nori, kad bažnyčia augtų, kad bažnyčia bręstų ir duoda pačias įvairiausias dovanas. Nei vienas žmogus neturi visų dovanų. Jėzus Kristus turėjo dovanų pilnatvę. Dėl to jisai galėjo kalbėti su žmonėmis taip tiesiai, kaip mums net sunku suvokti. Ateina Natanaelis pas jį, sako, kai dar tu ne čia buvai, kai buvai po medžiu, aš tave mačiau. Ateina Nikodemas naktį, kalba su juo tiesiai, moteris, kuri gyveno su 5 savo vyru, padėjo pas Jėzų, jis jai užduoda tiesų klausimą, nes jis viską žino, visos dovanos veikia Jėzuje Kristuje. Jis buvo neribotas šia prasme pažinimo galios žmogus. Nes šventoji dvasia savo pilnatvėje buvo su Jėzumi Kristumi. Tačiau nei vienas iš mūsų, nei vienas iš mirtingų žmonių neturi dovanų pilnatvės. Mes turime tik tai dalelę dovanų, kurias viešpats mums padalino taip, kaip nusprendė, taip, kaip panorėjo. Todėl mes esam priklausomi vienas nuo kito. Aš turiu dalį dovanų, tu turi dalį dovanų. Ir tokiu būdu mes tarnaujam. Ta dalelė dovanos arba ta dovana, kurią aš turiu, tarnauju tau, ta dovana, kurią tu turi, tarnauji man. Man labai patinka pavyzdys iš Narnijos kronikų. Liūtas, ragana ir drabužių spinta šitoj knygoje ir filme, kuris pastatytas. Tuomet, kai 2 broliai ir 2 sesės nukeliauja į Narniją, jaunesnis brolis Edmundas nueina ir išduoda savo brolį ir sesės Narnijos apsišaukusiai karalieniai raganai. Kai Piteris, Suzana ir Liusė bėga susitikti su Aslanu, tikruoju karaliumi, liūtų Aslanu,
jie sutinka Kalėdų senelį, kuris jiems duoda dovanų. Piteris gauna kardą. Vyriausias sūnus gauna kardą ir skydą su raudonu liūtų, kuris stovi ant užpakalinių kojų. Jis kaip karys gauna kalaviją ir skydą. Suzana gauna lanką ir strėles, kad galėtų ne mūšyje, bet per atstumą, jei reikės, ypatingom situacijom ir atveju įveikti priešininką. Taip pat jin gauna ragą, kuris padarytas iš dramblio kaulo. Jei papūs jį, jinai galės pakviesti pagalbą. Pagalba būtinai ateis, jeigu papūs kažkas tą ragą. Ir galiausiai Liusė gauna iš Kalėdų senelio, gauna iš deimanto išskaptuotą tokią buteliuką su gydančiu skysčiu. Jei užpilsi bent lašą to skysčio ant bet kokios žaizdos, tas žmogus pagis. Ir gauna taip pat nedidelį durklą. Jei kartais reikėtų jai kautis. Visos dovanos, kūrėjo sumanymu, yra skirtos tam, kad būtų išpildyta misija. Numatomos kovos, numatomi sunkus laikai Narnijoje ir šitie herojai, šitie vaikai turi būti tais teigiamais herojais. Kiekvienas panaudos savo instrumentą, savo įrankį tam, kad galėtų padėti Narniai išsivaduoti iš piktos burtininkės kerų. Taigi, dovanos atitinka jų temperamentą, jų tapatybę, jų jėgas. Kažkas gali kovoti su kalaviju, nes jis vyras, kažkam įsitraukti į kovą neišeina, dėl to jisai šaudys lanku, kažkas negali kautis, bet gali gydyti. Ir taip tos skirtingos dovanos pasitarnauja Narnijos tikslams. Lygiai taip pat, žiūrėkime, lygiai taip pat Viešpats mums duoda pačias skirtingiausias dovanas. Kiekvienam iš mūsų skirtingas dovanas. Išdalina Dievas taip, kaip sumanęs, taip, kaip sukūręs mus, kad tai atspindėtų, pratęstų mūsų temperamentą, būdą, prigimtines dovanas. Taip, kad jas naudodami mes geriausiai išreikšim save, šią prasme ir geriausiai pasitarnausime kitiems žmonėms. Mums gali kilti klausimai, kokia mano dovana, kaip man atpažinti savo dovaną, kuri yra mano dovana, kaip ją panaudoti. Ir atsakymas būtų, pamėgink visus tarnavimus, pamėgink pasitarnauti čia, padaryk anuos dalykus, išmėgink visą tai, ką tu gali, visą tai, kas vyksta bendruomenėje, išmėgink save, pasižiūrėk, ką aš galiu padaryti, kaip sekasi man, pats pagalvok, kaip tau sekasi, paklausk bendruomenės žmonių, kaip man sekasi, kai aš tarnavau šitoj srity, kai dariau tą ir aną. Ir tokiu būdu mes atrasime savo dovaną, pamatysime tą būdą, kokiu mes galime būti efektyviausi ir kaip galime tarnauti. Mes esame skirtingi. Ir Dievas sumanė mums duoti skirtingas dovanas. Man labai patinka Timo Kellerio mintis. Jisai sako, yra reikmės, kurias tik tu gali pamatyti. Yra rankos, kurias tik tu gali palaikyti. Ir yra žmonės, kurias tik tu gali pasiekti. Dievas taip suklostė, Dievas taip sumastė, kad yra kažkas, ko kiti nemato, tik tu gali tai pamatyti. Tau nereikia piktintis, kad kiti nemato. Dievas tau tai atvėrė, dėl to, kad tu toks esi, tokia tavo dovana, tokia tavo funkcija, tam tu ir esi, kad pamatytum, tam tave Dievas pašaukė ir apreiškė, kad tu matytum tai. Yra rankos, kurias paliesti tik tu gali, kitų žmonių, prisiliesti prie kitų. Kitas kažkas negali, nemato, neturi galimybių, nėra jokių suteiktų sąlygų tą dalyką padaryti. Ir galiausiai yra žmonės, kuriuos tik tai tu gali pasiekti. Dėl to čia skamba didelis padrąsinimas. Dievas duoda mums unikalias dovanas, unikalias galimybės, gebėjimus, kaip veikti, matyti, veikti, pasiekti
keisti, atnešti Kristų, atnešti jo paguodą, atnešti jo evangeliją čia esantiems žmonėms ir tiems, kurie yra ne bažnyčiai. Yra pačių įvairiausių dovanų. Mūsų skaitytame tekste mes skaitome 11 eilutėje, kad yra 4 ar 5 dovanos. Mes aš neturiu galutinės nuomonės apie tai, nes apaštalas rašo, jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Atrodytų, kad čia baigtinis sąrašas, bet iš ties dovanų sąrašas nėra baigtinis. Kiekvienas turi dovaną, kiekvienas yra apdovanotas. Yra didesnės dovanos, yra galbūt mažesnės dovanos, yra labiau bažnyčią paveikiančios ir regimos dovanos, yra mažiau bažnyčią galbūt paveikiančios ir mažiau regimos dovanos. Bet viešpats Evangelija mus skatina drąsiai naudoti dovanas, kurias viešpats mums suteikia. Mūsų rūpestis, kad dovana, kurią aš gavau, tavo ir mano rūpestis, kad dovana, kurią aš gavau, būtų tinkamai naudojama, kad neštų naudą žmonėms, kad aš matydamas reikmę, matydamas problemą, atsiliepčiau problemos sprendimą, patarnaučiau, ištiesčiau ranką, išplėščiau savo širdį ir patarnaučiau žmonėms, kad naudą atneštų žmonėms ir tokiu būdu taip pat pašlovintų viešpatį. Kažkas yra pasakęs, kad dovanų dažnai mes nenaudojame dėl to, kad menkai mylim kitus žmonės. Mes kartais turim dovaną, gebėjimą, matymą, stebim dalykus, matom, pastebim, bet nenorim veikti. Dėl to, kad esam savanaudžiai, dėl to, kad mes nemylim. Mes lietuviai dar turime ypatingą savybę apsimest, kad dėl to mes esam nuolankus, nes mums nieks neliepė, nieks nepaprašė ypatingų būdų. Bet tas nuolankumas nėra biblinis, tai yra puikybės rūbas. Mes stokojam meilės žmonėms. Matom kažkas vargsta, matom kažkas klysta, matom kažkas neteisingai gyvena ar elgiasi, ar kažkas netinkamo vyksta to žmogaus gyvenime. Ir galvom, ką jau padarysi? Man pasisekė. Man nuskilo gyvenime. Aš netoks kaip šitas žmogus. Menka meilė žmonėms. Kita pusė būna, kad mes kartais pervargstam dirbdami, naudojam savo dovanas, nusistekenam, pervargstam, perdegam. Ir gerai pasakyta, kad tai vyksta dėl to, kad mes menkai pažįstame Dievo meilę savo gyvenime. Ir galvojam, dirbdami, veikdami mes užsitarnausime žmonių pripažinimą, ir galiausiai Dievo malonę, kažkokį tai Dievas į mus pasižiūrės dėl to, kad aš taip sunkiai dirbu, taip vargstu. Be to pasieko aš būnu apkartęs, piktas, pratrūkstu įniršiu, pervargstu ir nematau jokios vilties. Mums reikia tiek patirti Dievo meilę, patirti, kad tai, ką darome, tai, kai tarnaujame, mes darome ne dėl to, kad nusipelnytumėm kažkokio ypatingo statuso, bet dėl to, kad Dievas mus pamilo, Dievas atėjo į mūsų gyvenimą, Kristus atėjo į mūsų gyvenimą, Jis pasigailėjo mūsų, Jis atleido mūsų nuodėmes, Jis pašaukė mus tada, kai mes klaidžiam kažkur gyvenime, elgiamės bedieviškai, paklydę savo idėjose, mintyse, šio pasaulio filosofijai ir tiesiog gyvenom gyvenimą dėl savęs ir štaiga viešpas mus atrado, nuplovė, atleido mūsų nuodėmes, priėmė ir sako, būk naudingas, sūnau, pasitarnauk, žiūrėk, čia šalia yra žmonės, čia šalia žmonės yra, žiūrėk tavo broliai sesės, būk naudingas, pasitarnauk. Ir kai mes patiriame meilę, kai atsigaiviname toje meilė, kai nuolat joje būname, pasiliekame, mes turime jėgų tarnauti, duoti ir nepervargti. Taigi mes turime dovaną, kiekvienas turi dovaną, kiekvienas iš mūsų turime dovaną viešpatyje. Ir ta dovana tos dovanos turi tikslą, visų mūsų dovanos turi tikslą. Kaip šiandien jau skaitėme, 12-13 eilutė, kad išlavintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus kūnui ugdyti, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko.
Taigi kiekviena dovana, kurią turim, aš kurią turiu ir tu kurią turi, duota, skirta, kad ugdytų ir lavintų tikinčiuosius, kad brandintų tikinčiuosius Jėzuje Kristuje, kad man davė dovaną, kad jūs taptumėt brandesni, jums davė dovaną, kad mes visi taptumėm brandesni ir taip kiekvienas iš mūsų. Kaip ta branda pasireiškia, žiūrėkit, pasiekta tikėjimo vienybė, kaip mes skaitome, pasieksime tikėjimo vienybę, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko, ir pažinsime Kristų per vidurį, pasieksime Dievo Sūnaus pažinimą. Taigi, žiūrėkit, du dalykai, mes pažįstame Kristų ir subręstame, patys tampame kaip Kristus. Mes pažįstame jį, ne tik sužinome apie jį, bet pažįstame, intymiai bendraujame, pažįstame jį kaip viešpatį, kaip atpirkėją, kaip viso gyvenimo valdovą, kaip tą, kuris iš tikrųjų atėjo perkeisti mūsų, ne tik duoti žinių informacijos, bet realiai perkeisti visą mūsų gyvenimą. Ir kaip patiriam tą gyvenimo transformaciją, perkeitimą, kad mes tampam tokie kaip Kristus, tokio pat nusistatymą, tokios pat meilės, tokio pat gyvenimo tikslo, tokio pat atkaklumo ir siekių. Jeigu tu brandus arba nors kiek susivokiantis žmogus, esi sakysi, mamytė, nieko savo tikslas. O aš galvoju, kad čia viskas paprasčiau, kad mes turėtumėm kažkokias veiklas, kažkokį užsiėmimą, užimtumą turiningą, o čia šitaip daug, šitaip aukštai, tokie aukšti standartai ir reikalavimai. Ir išties taip ir yra. Viešpaties tikslas, kad mes susirinkę bažnyčiui, tarnaudami tą dovaną, kurią mes turime, siektumėm, kad kiekvienas iš mūsų pažintumėm Jėzų Kristų, pažintumėm jį ir būtumėm brandus jame. Taigi žiūrėkime, prisiminkim tris metaforas, kurias skaitėme 2 skyriuje. Apaštalas Paulius sakė, kad mes esam piliečiai. Valstybė nori, kad jos piliečiai būtų brandus, normali valstybė. Nori, kad jos piliečiai būtų brandus, atsakingi, prisimantis atsakomybę už savo gyvenimą ir gebantis prisimti atsakomybę tuomet, kai reikia pagalbos silpnesniem. Sąmoningi žmonės. Valstybė turėtų turėti tokį tikslą, turėti tokius piliečius, kurie brandus ir atsakingi. Jau kalbame apie šeimą. Kiekviena šeima nori, kad jų vaikai užaugtų protingi žmonės, atsakingi, suaugę žmonės. Gimsta į mūsų šeimą vaikas ir mes sakome, lik vaikų visą gyvenimą. Greičiausiai niekada taip nesakome, nelinkim. Mes norime, kad kaip įmanoma greičiau, efektyviau, jisai pasiruoštų gyvenimui, būtų sąmoningas, protingas, prisitaikęs, suprantantis kokia kultūra, kokia visuomenė, gebantis joje būti, tarpti ir būti sėkmingų žmogum. Tuomet, kai mūsų nebebus, kad jie būtų gabūs auginti savo šeimas, savo vaikus, kad jie būtų brandų žmonės, tiesiog brandų sėkmingi žmonės. Ir galiausiai, kaip šventykla pavyzdys. Viešpats nori, kad ta šventykla prisipildytų šlovės. Nebūtų tik tai akmenys ir sienos kažkokios, kurios byloja apie kadaise buvusių architektų idėjas ir mintis, bet kad ta šventykla būtų pilna gyvybės, pilna Dievo buvimo. Kaip Paulius 24 eilutėje sako, kad mes apsirengtume naujų žmogumi, kad mes būtumėm apsirengę Jėzumi Kristumi. Dievas nori, kad visas mūsų elgesys, veikimas, buvimas, jis atspindėtų Kristų. Kad kadaise pažinę Jėzų, mes vieną dieną panašėtume į jį. Kad žmonės sutikę krikščionį sakytų, ką man tas žmogus primena, kažką jis man primena, kažką, apie ką aš skaičiau ir girdėjau. Jėzų Kristų primena. Jo santykis, jo elgesys, jo etika, jo gyvenimo būdas. Paulius šitame tekste, kurį mes skaitėme, 4 skyriuje, naudoja kitą metaforą, Kristaus kūnas. Ir
Vėlgi čia irgi tas pats dalykas, kai mes turime žmogų, mes norime, kad jis harmoningai suaugtų visas. Nenorime, kad vaikas tik daug matytų, kad būtų didelės jo akis kaip kalmaro. Arba kad jisai viską daug suprastų ir jo galva būtų kaip pripūstas burbulas ar kamuolys didžiulis. Arba norime, kad jisai gerai spardytų kamuolį ir būtų kaip strutis. Ne, mes norime, kad jisai būtų harmoningas žmogus, kad jis galėtų matyti, suvokti, suprasti, vertinti, judėti, paliesti, kalbėti, komunikuoti, kad jisai būtų harmoningas. Dievas nori subrandinti tikinti jį, kad jis būtų pilnas dvasios vaisių. Kad jis pažintų tiesą nuo melo, kad atskirtų pelus nuo grūdų, kad jis būtų sąmoningas, protingas. Ir Paulius 14 eilutė ir toliau jisai kalba apie tai, kad nebūtume kaip kūdikiai, kurie siūbuojami bangų, nešiom bet kokio mokymo vėjo. Taigi viešpats nenori, kad tikintieji būtų naivūs, būtų nebrandūs. Ir nebranda pasireiškia kokiu būdu, kad mes išgirstam keistas idėjas, nebrandus žmogus išgirsta. Nebrandus krikščionis išgirsta keistas idėjas, kažkur pacituojamas šventas raštas, kažkur parašoma eilė rašto vietų. Ir žmogus išsigąsta, gąsdinantis tekstas. Jį paliečia, jo sąžinė net laiko, jis galvoja, dabar reikia klausyti. Bet jeigu tu klausysi viską, kur paminėtas raštas, tu būsi kaip tas susibuojantis bangų laivas, pastoviai mėtamas ir blaškomas į skirtingas pusės. Nes vieni parašė vieną, į tą pusę pučia, kiti antrą, kiti treti trečią. Ir tu nuolat būsi blaškomas, nuolat būsi gąsdinamas. Kokių legalistinių idėjų, kokių tik jų nėra, kokių tik nėra sugalvotų visokių draudimų ir leidimų. Nedaryk, arba daryk. Švęsk, arba jokių būdų nešvęsk. Jei darysi tą, suvalgysi pizzą, iškaptuosi moliūgą, tave apsės demonas. Ir visokių prietarų, belenkiek, kiek tik tai tu prisigalvojama, iki begalybės. Ir nebrandus žmogus iš karto pakimba. Iš jo širdis iš karto suklūsta. Aš galvoju, oi, tik tai, kad neprasilenk su Dievu, kad tik tai neprasilenk, kad tik pragarą nenueit. Nebranda, nepažįsta Kristaus. Nesuformuotas charakteris. Nepažįsta koks Kristus, kad ne mūsų pastangos ir darbai, bet Kristaus malonė mus gelbsti. Ne dėl savo darbų, bet dėl tikėjimo Jėzų Kristų mes esame išgelbėti. Ir nieks neišplėš, kaip Jėzus sako, mūsų iš tėvo rankos, nes tokia jo valia. Nes jeigu tik mūsų pastangomis mes galime būti išgelbėti, tai nei vienas nebus išgelbėtas, nes savo pastangom jūs nebūsite išgelbėti, kaip ir aš. Tik Dievo malonė mus gelbsti. Ir ačiū Dievui už tai, kad Jis mus gelbsti, o ne mes patys, nes mes neturėtumėm šansų. O dabar, kai Jėzus mus gelbsti, kai Dievo malonė mus gelbsti, mes esame saugus jame. Ir netiek daug dalykų mes turim, nedaug įsakymų mes turim. Mylėti jį visą širdim ir savo artimą. Bet nebrandus žmogus yra blaškomas, visą laiką išgyvena nerimą. Paulius sako, kad įvairiausių dalykų egzistuoja. Žmonių apgaulės, gudrumo vedančio į paklydimą. Pasirodo, kad žmonės apgaudinėja mus. Kad yra kažkokie tai apgaulė žmonių, paklydimai, už kurių slypi gudrumas, žmogiškas ar demoniškas gudrumas. Tai žinot, šventas naivumas arba prakeikta nebranda, kai žmogus klauso bet ko, kas kalba, naiviom akim žiūri ir pritarė viskam, kas kalbama. Ypatingai, jeigu žodis iš D raidės didžiąją raidę paminėtas Dievas. Ir žmogus sako, wow, tai yra įtikinama. Kartais žmonės kitus klaidina nesąmoningai, patys paklydę. Ir jie net nejaučia, kad kitus klaidina. Kartais žmonės tai daro iš dalies sąmoningai. Kartais žmonės būna sąmoningai apsisprendę kitus klaidinti. Tai mums sako Dievo žodis. Dievo žodis įspėja, kad taip yra. Daug yra destrukcijos, daug potencijos ir galimybių, kad mes būsim apiplėšti, kad būsim pavergti, kad mes patirsime kažkokias traumuojančias patirtis ir santykius.
kad mes sutiksime žmonės, kurie mums linkės blogo, netgi tai sako Dievo žodis. Klausimas, kaip mes tai turime veikti. Galbūt reikia įstatymų uždrausti klaidžiamokslius. Bet nežinau, ar tai veiks. Apaštalas sako, broli, sesė, subręsk. Siek brandos Jėzuje Kristuje. Siek brandos Jėzuje Kristuje. Kad pažintum, koks yra jis. Kai pažinsi, koks jis, kai suprasi, ką jis nori pakeisti tavį, tu tiesiog atskirsi kažkuriuos dalykus iš karto, natūraliai, intuityviai. Jeigu dažnai savo rankose laikai tikrų pinigų kupiūras, tau dės kažkokia spausdinta popiergalį, tu iškart pajausi, kad įdėjo kokį popieriaus lapą ar sugertuką, nes tai netikra. Mums reikia pažinti Kristų, mums reikia pažinti, koks jis yra, tam, kad mes nepasiduotumėm kažkokiom klaidom. Ir atrodytų, žiūrėkim, viskas taip paprasta. Mes esame pašaukti iš pasaulio būti bendruomenė. Dievas kiekvienam duoda dovaną, kad ugdytumėm vienas kitą, kad brandintumėm vienas kitą. Tu tarnauji man ir visiems, aš tarnauju tau ir visiems. Ir taip kiekvienas iš mūsų tarnauja. Ir tada mes subręstam, tada mes nebepasiduodam keistenybėm, keistom idėjom ar klaidintojams. Bet visgi mes turime tam tikrų kliučių. Ne viskas taip sklandžiai, ne viskas taip lengvai mūsų gyvenime įvyksta. Paulius, tarkim, jeigu skaitytumėm pradžią skyriaus, jeigu paskaitytumėm skyrių šiek tiek toliau, ką mes skaitėme, nuo 17 eilutės ir toliau, mes pamatytume, kad yra daugybė problemų, kurios mums trukdo taip tarnauti, taip gyventi, būti tą besiugdančią ir ugdančią bendruomenę. Vienas iš dalykų - puikybė. Antroji eilutė Paulius sako. Sako, su visų nuolankumu bei romumu, ištvermingai pakęsdami vienas kitą meilėje. Tai priešinga savybė, puikybė, kai aš galvoju tik apie save, kai man te rūpi tik tai aš pats. Aš nesiekiu, jeigu dar naudoji kažkiek dovaną, nesiekiu tavo naudos, nesiekiu, kad augtum Kristuje, bet kad jau būtum priklausomas nuo manęs. Aš iš aukšto žiūriu kitus žmonės. Aš sveriu, ar verta į tau patarnauti, gal geriau šitam patarnauti, o gal geriau nieko nedaryti. Nesaugumas, kai aš bijau, jog kažkas šalia manęs gali būti protingesnis, geresnis, labiau išlavėjęs, įtaigiau kalbėti, geriau dėstyti, būti dėmesingesnis ir tai man kelia nerimą, aš nesaugus jaučiuosi. Nekantrumas. Žiūrėkit, kai mes prašom, kad viešpats pakęstų mūsų ydas, mes dėkojam Dievui už tai, koks jisai kantrus mums yra. Bet kai kitiems kitus pataisome, mes norime, kad jis iš karto išmoktų. Kiek aš tau kartų sakysiu, jau antrą kartą kartoju, nebedaryk šitaip. Ir mes galvom, kad iš antro karto tikrai tas žmogus jau turi gebėti nebedaryti taip, kaip darydavo visą savo gyvenimą. Nekantrumas. Paskesniam skyriui, 17 eilutė ir toliau, Paulius kalba, kad yra problema, didelė problema mūsų ankstesnio pagoniško, nekrikščioniško gyvenimo įpročiai ir inercijos. Kai mes gyvename linkę įtikėję į Jėzų Kristų, būti tais pačiais žmonėmis, kokie buvome prieš atsivertimą, prieš tapimą krikščionimis. Paulius sako įvairius gašlumai, nešvarūs darbai 19 eilutė. 22 eilutė sako, kad apgaulingi geismai yra pavojus, kai mes nesuvaldom savo troškimų, nepažabojam savo svajonių, nedirbam su savo įžeistumu, negebam atleisti kitiems žmonėms. Kai turim ir puoselėjam, nesprendžiam tų įsisenėjusių psichologinių problemų. Kai mes ambicijų, kurias turime, netiduodam Kristui, nepašvenčiam jam, neprašom, kad Kristus atpirktų mūsų ambicijas. Turim norą, turim troškimą, turim ambiciją ir netinam pasakom, viešpatie, štai aš turiu tokį norą troškimą. Į tavo valią tai įvyks. Bet mes sakom, ne, mums reikia daryti. Ir tai mums trukdo. Mums trukdo patiems subręsti ir trukdo ugdyti kitus, kad kiti bręstų šalia mūsų. Tuomet mes esame besivaržantys žmonės. Tuomet mes
Nenorim naudoti dovanos. Ir jeigu ją naudojam rezervuotai, kad tik tai kitas negautų daugiau, negu reikia. Aš nusprendžiu, kiek reikia. Ką daryti, kaip mums čia iš tos situacijos išeiti, jeigu mes atsidurėm šitoje situacijoje ir būkliai? Aš manau, kad mums reikia, kaip Paulius sako, apsirengti naujų žmogumi, apsirengti Kristumi 24 eilutėje. Aš atsiveriu Dievo maloniai, kuri gali mane perkeisti. Mane. Žiūri į save, pirmiausia į save, sakau, Dieve, man reikia pokyčio. Dieve, man reikia išgydymo. Dieve, man reikia atsinaujinimo. Aš noriu išgirsti tiesą ir ją priimti, jai paklusti. Man reikia ne tik tiesos, nes kai tiesa skamba, jinai žiauri yra. Man reikia ir meilės, kad meilė apglėbtų mane tuomet, kai tiesa skamba, kad aš turėčiau jėgų ją išgirsti, kad turėčiau jėgų atsikelti, jėgų pakelti galvą, pasitikėti ir eiti toliau. 15 eilutė sako, kalbėdami tiesą meilėje. Ir pirmiausia, aš turiu atsiverti tiesai ir meiliai. Sakyti, Viešpatie, man reikia pasikeitimo. Ir kai aš atsiveriu tai maloniai, kažkas nuostabaus pradeda įvykti. Bet labai svarbus momentas, žiūrėkim, kad kai aš atsiveriu tai maloniai, kažkieno dovana turi veikti, kad man patarnautų. Kažkas turi kalbėti žodį, kažkas turi pasakyti man tiesą, palaikyti mane, pakoreguoti ir pataisyti. Kažkokios tai dovanos, kitų žmonių dovanos turi veikti, kad mane pataisytų, mane ugdytų, mane brandintų Kristuje. Kaip tai įvyks? Sakai, aš YouTube labai žiūriu daug. Man labai padeda YouTube ir podcastų klausau. Tarp interneto daug randu medžiagos. Bet nelabai tai įvyks. Nelabai. Savipagalba, mes nelabai save išugdysim Kristuje. Dievas nori, kad tai vyktų bažnyčiai. Netobulai, netobuloje bendruomeniai, tarp klystančių žmonių, tarp nusidedančių žmonių, tarp silpnų žmonių, bet kurie atsigręžia į Kristų ir sako, Viešpatie Jėzau, pasiek mane savo malonės žodžiais, Viešpatie Jėzau, kalbėk man tiesą ir rodyk man meilę. Tiesa meilėje gydo mūsų širdis. Taigi žiūrėkit, aš priimu tiesą meilėje ir mokausi, kaip tarnauti kitiems žmonėms. Toje pačioje meilėje ir tiesoje. Man parodė meilę, todėl aš rodau meilę kitiems. Man parodė malonę, todėl ją demonstruoju kitiems. Man kalbėjo tiesą, todėl aš ją kalbu kitiems. Mane išlaisvino tiesa, ji išlaisvins ir kitus. Aš patiriu augimą Kristuje. Kiti taip pat augs jame. Ir pabaigai kelios mintys. Pirmas dalykas, ką mes turėtumėm daryti, kaip ir pabaigiau dėstymą, tai, kad mes turėtumėm asmeniniai siekti brandos. Apsispręsti, kiekvienas iš mūsų turėtumėm, aš turėčiau pasakyti, Ramūnai, siek brandos. Bėk savo lenktynės. Pirmiausia, bėk savo lenktynės. Tai, ką tu turi daryti. Štai tavo takelis, štai tavo kelias, štai pamokas, kurias tu turi išmokti. Siek brandos. Apglėp mintį, brangink pamokymus, apglėp tą mintį, kad tu turi subręsti, kad gyvenimas duotas tam, kad tu subręstum. Bažnyčia duota tam, kad tu subręstum. Iššūkį duodi tam, kad tu subręstum. Pamokymas duotas tam, kad tu taptum brandesnis. Ir primink savo tai nuolat. Pavyzdžiui, savo laikyk tuos žmonės, tuos tarnautojus, kurie kažkokiu būdu geba būti mylinčiais ir tiesą kalbančiais. Pataisyti, bet taip pat plačia širdim ir priimti. Mokykis iš tokių žmonių. Mokykis. Siekim įžvalgos, siekim dėmesingumo, išminties, kad neliktume naivūs, baimingi, kažkokie tai drebantis ir nežinantis, ką veikiam šito žemėje. Išraukim iš savęs naivumo su visom šaknim. Nebūkim abejingi kitiems žmonėms. Nebūkim abejingi.
vieni kitiems. Jei Dievo malonė pasiekė mane per kitus žmonės, per kitus dovanas, kiti tarnavo man, kiti rašė, kiti pamokslavo, kiti meldėsi, kiti skyrė laiko man. Tarnaukime vieni kitiems. Ta dovana, kurią mes turim, matai poreikį, matai galimybę, kaip galima patarnauti. Supranti, kad yra tiesa Kristaus ir meilė. Tie du dalykai. Pirmin, važiuok, atsakyk tą poreikį. Paskui pasimokyk, įvertink, ar tinkamai padarėjai, ar viskas gerai buvo, bet būkim drąsus, veikim ir tarnaukim. Tai jūsų lenktynės, kiekvieno iš mūsų pasirodymas prieš viešpatį. Aš nenubėgsiu bėgimo, kuris skirtas tau, tu nenubėgsi bėgimo, kuris skirtas man. Ne pastoris turi bėgti už visus, net jis turi apšildyti visų kojas ir sakyti, bėg, davai, bėg. Mes turim drąsinti vienas kitą ir kiekvienas nubėgti savo trasą, savo lenktynių trasą. Dėl to aš sakau, nebūkime abejingi vieni kitiems, bet pasitarnaukime. Kai jau tarnaujame vieni kitiems, būkime maldingos dvasios. Kai atsiveria galimybė, kai pamatau poreikį, kai man deleguojama kažkokia užduotis, prašykim, kad Dievas padarytų mus tinkamais darbininkais. Ieškokim tos pusiausvyros tarp meilės ir tiesos. Nebūkim kirviais kapojantys tiesą kalbiai ar visus krantus išplaunantys, mylintys meilės apaštalai. Niekada neaukokim tiesos vardan meilės ir meilės vardan tiesos. Tiesa ir meilė yra du krikščionio lėktuvo sparnai. Negali sakyti, man užtenka vieno. Žūsi, reikalinga abeji ir tiesa, ir meilė. Kai tarnaujame, melskim, kad būtume geranoriški kitiem krikščionim, kad Dievas išrautų puikybę, kad Dievas išrautų konkurenciją, kad Dievas išrautų iš mūsų išnaudojimą, kad nedarytumėm kažko tai dėl naudos savo, kad po Kristaus tarnystę neslėptumėm savo naudiškumo. Tiesiog prašykim Dievo. Prašykim, kad Dievas mūsų įgalintų nusirengti tą kūniškumą ir apsirengti Kristumi, kaip Paulius rašo 24 eilutėje. Kad visos mūsų aistros, savanaudiškumas būtų pažaboti Dievo malonės. Ir galiausiai, kad mūsų nuostata, kai mes tarnaujame, prašykime to Dievo. Aš manau, kad tai nuolat ir nuolat galim daryti. Ar kiekvieną kartą, kai tarnaujam. Kad tiems, kam tarnaujam, kad jie taptų stipresni, brandesni, ūgtelė ir labiau panašus į Kristų. Ne labiau priklausomi nuo manęs, nuo mano dovanos, bet labiau būtų priklausomi nuo Kristaus ir jo visų malonės dovanų, kurias jis turi. Kad jie bręstų kaip žmonės. Ir galiausiai paskutinė mintis, kad mano kvietimas, kad mes būtumėm tokia bendruomenė. Kad būtumėm tokia bendruomenė, kuri apglėbiam tiesą ir meilę. Kai mes gebam išgirsti tiesą, priimti meilę, kai mums to reikia nuolat ir kalbėti tiesą, demonstruoti meilę. Kad tai būtų mūsų bendruomenės atmosfera. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, tavo žodis moko, kad bažnyčios tikslas yra ir visų dvasinių dovanų, visų tarnystės dovanų tikslas yra ugdymas, kad tie žmonės, kurie ateina į bendruomenę, ar tai nariai, kūno nariai, ar tai lankytojai, ar tai žmonės, kurie pasiekimi per kitas mūsų tarnystės už bendruomenės ribų, kad jiems būtų perteikiamas tiesos žodis, kad jie būtų ugdomi ir statydinami Jėzuje Kristuje. Kad jie augtų jame, pažindami jį, gilindamėsi į jį ir kad subręstų gebėdami atsirinkti, kur yra tiesa, kur yra grūdas tiesos ir kur yra pelai, beverčiai, prietarai ir religinės nesąmonės. Padėk mums, Viešpatie, tai apglėbti. Padėk kiekvienam iš mūsų šito siekti, kad mes būtume brandus, suaugę, jautrus kitų žmonių atžvilgių, gebantis priimti ir mylėti.
gebantis kalbėti tiesą ir draugiai augti. Padėk mums atpažinti savo dovanas ir jas naudoti. Padėk mums priimti kitų brolių sesių dovanas, kurias tu mums davėjai bažnyčiai. Kad mes būtume ugdomi šitų skirtingų dovanų. Padėk mums išreikšti savo dovaną, naudoti ją, kad mes atliktumėm darbą, nubėgtume lenktynės, kurios mums skirtos, kad mes pasitarnautumėm tiem žmonėm, kuriem tavo mums duoti. Šito prašom, Dieve, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen.